Noriu pasidalinti, kam jau galima, galvoju, pirkti nekilnojamą turtą užsieny, jeigu žinoma to norite. Tai yra pirma taisyklė turbūt investuojant į kitas šalis, žinoma atlikti namų darbus, skaičiavimus, bet svarbiausias dalykas tai turėti santaupų, taip. Labai dažnai žmonės užmiršta, kad prieš investuojant reikia tikrai turėti tą pirmą finansinę pagalvę, antrą finansinę pagalvę rezervų, tai yra turėtų sudaryti nuo 6 iki 12 mėnesių. Ir kai turit va jau tokius rezervus, tada tikrai nėra baisu investuoti į nekilnojamą turtą, ar Lietuvoje, ar užsienyje, nes tikrai būna situacijų, pavyzdžiui, paimkim Dubajų dabar taip, tai irgi mokesčių rojus, atrodo viskas gražu, šilta, bet situacija su Iranu tokia, kad dabar jau ten reikia tikrai galvoti ir skaičiuoti, ar verta ar neverta ten investuoti. Tai viskas tvarkoja, jūs turit pasižiūrėti ir galbūt kartais mes negalim nuspėti tų visų pavojų. Lietuva irgi iš tikrųjų yra rizikos zonai. Dėl to pirmas dalykas, kai norit saugumo, ir greičiausiai turbūt dauguma žmonių, kai perka vienintelį galbūt nekilnojamą turtą užsienį, tai yra jie perka dėl saugumo, ne dėl pelno. Taip, faina, kai tu suderini ir pelną, ir saugumą. Bet šitoj vietoje jau reikėtų tada irgi investuoti galbūt ne į Dubajų, ne į Ispaniją, ten, kur jau išsivysčiusios šalis ir tas nekilnojamas turtas tikrai galbūt taip smarkiai neauga. Reikėtų investuoti į besivystančias šalis, kaip prieš 15 ar ten 10 galbūt galima sakyti metų Lietuvoje. Taip, kaip Lietuva irgi eurą įsivedė ir tikrai kainos, galima sakyti, patrigubėjo. Tai šitoje vietoje rekomendacija, kad turėtumėte irgi pasiieškoti. Klausimas, ko jūs tiksliai norite, ne? Ar jūs norite ramiai, saugiai gyventi, gražiai, bet turbūt galbūt didelio prieaugio nebus. Ar jūs norite tikrai uždirbti ir derinti tos dalykus, saugumą su kapitalo prieaugiu. Tai viską reikia pasiskaičiuoti.